kankino tokia labai nemaloni liga – alerginė astma. Vasarom, kai visiems čia geras oras ir smagu po pievas lakstyti, man geriausia yra mieste kažkur namie. Nu, arba dar prie jūros galima, kur nėra daug žiedadulkių, nes jeigu tik įlendu į kokią nors pievą, įlįsdavau anksčiau, tai šakės. Bet žinia kas, viskas bėga, dūstų, nosis, akis ir prastai būdavo. Tai man nuo, kiek save pamenu, manau, kad kokių 2-3 gal metų prasidėjo, bet ir dabar 35 gal bus neužilgo apie. Tai va, tai visą tą gyvenimą ir gyvenu su šitą ligą. Bet, kai prisijungiau prie GNLD prieš 4,5 metų, pradėjau skaityti apie papildus, nes mūsų buvo viena iš priežasčių, kodėl prisijungė mūsų šeima prie GNLD, tai sūnaus sveikatos problemos, tai aš pasidomėjau, ką tie produktai daro. Nu ir kadangi pats irgi domėjau sveiką gyvenseną, pradėjau juos bandyti pats savo valgyti, gerti, žiūrėti, kas bus. Tai iš tikrųjų, kaip pirmą vasarą mes pavasarį prisijungiam ir pirmą vasarą, kaip buvo, aš gerai nepamenu. Ar man ten buvo geriau ar blogiau, net kaip dėmesio. Bet kažkaip antrą vasarą jau atkreipiau dėmesį, kad kažkaip man taip sutapo, gal tą vasarą drėgnesnė pasitaikė, ar ką, kad man kažkaip tą visą vasarą aš praktiškai praleidau, man būdavo vasaros pradžioje, jau rudenį kokį rugpjūtį būdavo aleliuja. Vakarai visi ten kiekvieną vakarą aš be vaistų jau neišgyvendavau. Nu ir kažkaip kaip ir nieko praktiškai, visą vasarą ten praktiškai nebuvo jokių simptomų. Nu tai sutampa, visko būna ten, tos vasaros skirtingos. Tada trečią vasarą jau, kažkaip irgi tas pats. Tai jau man tada aš galvoju, kad gal čia kas nors, kokia nors yra ryšių su kažko kitu, gal čia ne šiaip sutapė yra. Ir jau šią vasarą, kai irgi lygiai taip pat visai jinai jau praėjus, o dabar baigėsi visi tie žydėjimai, irgi sutapė taip pat, jau Asta tada sakė, čia jau man ir anksčiau, kad pasidalinčiau jau tą patirtim, nes atrodo, kad tikrai nesutapimas.